Šiandien gaminsime ukrainietišką patiekalą galušką su vištiena. Tam reikia vištienos, miltų, visokių subproduktų, svogūnų, morkų, kiaušinių ir visokių prieskonių. Ir kitokių dalykų slaptų. Į galuškas reikia dėti vištienų subproduktų, kepenėlės, širdis, skrandukai, smulkiai supjaustyti ir tada galima dėti vidų ir toliau stebėti visą procesą gaminimo ir valgymo. Nu va, galuškų tešla paruošta, dabar reikia uždengti, palaikyti keliolika minučių ir tada bus galima jau tęsti visą šitą procesą. O dabar ruošiamas pačios galuškos. Tiesiog tas visa tešla supjaustoma, trupučiuką miltų. Na ir va, ruošime tokie virtinukai. Galuškos. Taip ir vadinasi. Galuškos niekaip jokią kalbą, nei lietuvių kalbą neišverčiama. Žiūrėjau internete, kaip išversti, siūlo koldūnai, dar kažkokie variantai. Čia ne jokie ne koldūnai, čia tiesiog galuškos. Ukrainietiškas tikrus galuškos. Galuškas jau paruoštas ir dabar jas dedame į verdantį vandenį su viskuo, kas ten verda ir kartu gražiai verdame. Va, kokie gražus virtinukai galuškos. Galuškas jau baigė virti, dar trupučiuką pipiriuko ragavau, dar trūksta, tai va dabar bus pats tas. Ir kad jos būtų iš tikrųjų skanios, kaip priklauso, kaip iš Gogolio pasakų, reikia įdėti tikro auksu spindinčio sviesto. Va. Sviestuką įdėkim. Ir tada bus iš tikrųjų labai skanios galuškos. Galuškos jau išvirė galų gale. Tai trunka ne tiek mažai, bet pilna sviesto. Va, žiūrėkit, kaip auksu spindi galuškos virtinukai ir vištienos mėsytė. Ir va, sultinukas. Viskas kartu, tai yra Lietuvoje mes tokių valgių kaip ir nežinome, bet dabar jau galime ir sužinoti. Va, auksu spindintis sultinys, mėsytė, virtinukai ir graži ukrainietiška dvasia.